Sveiki visi. Laikas dar vienam straipsniui, kurį parašė Martinas Gedesas. Ir šis straipsnis vadinasi Blogio kibernetika. Tai yra informacinis karas ir visi tokie karai turi stabilius modelius arba struktūras. Greitai peržiūrėkite straipsnio antraštės vaizdą, darytą mano vietinėme mieste, ir įsiminkite, ką matote. Jei jaučiatės pakankamai rafinuotais, atskirai pastebėkite ir pagalvokite, kasgi yra paviršius, o kas gilesnė prasmė. Užrašas ant asfalto sako ačiū tau, nacionalinė sveikatos tarnyba. Aš luktelsiu keletą akimirkų, tai nėra apgaulingas klausimas, todėl nesijaudinkite ir neįsitempkite. Akivaizdus paviršinis pristatymas yra bendras dėkingumo pranešimas sveikatos priežiūros darbuotojams, kurie siaubingos ir mirtinos pandemijos metu neva kelia pavojų savo. Maloninanti vaivorykštė apima nacionalinį sveikatos tarnybos logotipą. Dabar leiskite man trumpam atidėti vaivorykštę į šalį. Tikrai galėtumėm pasinerti į 7 Dievo pažado spalvas, palyginti jas su 6 LGBTQX ir taip toliau didybės vėliavos spalvomis, ir kaip tai gali būti susiję su nacionalinė žmogžudysčių tarnyba. Šiuo metu vyksta nebeužginčijamos diskusijos, kad nacionalinė žmogžudysčių tarnybos siūlomos eksperimentinės, tai yra biologinio ginklo COVID injekcijos, yra visiškai kenksmingos žmonėms. Jos sukelia vakcinų sukeltą AIDS, vėžį, insultus, širdies priepuolius, persileidimus, smegenų pažeidimus, nevaisingumą, miokarditą, apsigimimus ir neurologinius sužalojimus. Tai buvo padaryta be tinkamo informuoto sutikimo, todėl tai yra karo nusikaltimas ir nusikaltimai žmogiškumui. Kitaip sakant, tai yra genocidinis aktas. Ši žinia ant asfalto yra ritualinis pasityčiojimas iš genocido aukų ir jo naudingojų idiotų. Nacionalinės sveikatos tarnyboms žudikams dėkojama už tai, kad šie įgijo masių pasitikėjimą ir privertė jas paaukoti save ir savo vaikus prie blogio altoriaus. Nacionalinės sveikatos tarnybos darbuotojai taip pat yra pašiepiami dėl jų bendrininkavimo ir nesugebėjimo laikytis nusistovėjusios moralės ir net įprastos medicinos praktikos. Iš jų yra tyčiojimasi dvigubai, nes jie taip pat yra aukos. O dabar atsitraukite ir pagalvokite, kaipgi tai veikia kaip rizikos ir informacijos sistema. Jei tokiu būdu vykdote genocidą, naudodami įsiskverbimą ir apgaulę, nenorite būti patraukti atsakomybėn. Taip pat norite žinoti, kaipgi apgautieji, į kuriuos taikomasi tiek visuomenė, tiek profesionalai, nežino, kad tai buvo suvaidinta. Ritualinis tyčiojimasis tarnauja kaip informacinė priemonė aplinkoje. Jei niekas į tai nereaguoja arba nepurškia daržų ant viršaus, kad pranešimą sugadintų, tada pranešimas yra priimamas. Akivaizdu, kad tai taip pat veikia kaip propaganda. Ji nuolat stiprina žinią, kad pandemijos atsakas yra teisėtas oficialus valdžios veiksmas. Priešingų atveju, kodėl tokią žinutę būtų leista piešti ant kelio. Tačiau taip pat kyla klausimas, kam išskirti šios darbuotojus giriant, kai daugelis kitų rizikuoja dėl kilnių tikslų. Kodėlgi tai nėra gatvės motyvas, skirtas švęsti pavyzdžiui informatorių vargus, susijusius su prekybos vaikais atskleidimu. Vargu ar man reikia atsakyti. Tai yra darbotvarkė, o žinutė ją palaiko. Vėlgi tai, kad niekas nebejoja, kodėl nacionalinės sveikatos tarnybos darbuotojai nusipelno tokio pagirimo, yra informatinis įrenginys. Ne globos namų darbuotojams suteikiamas paaukštintas statusas ir glostomas jų ego. Patys nacionalinės sveikatos tarnybos darbuotojai yra raminami, kad į jų gilų pusiau sąmoningą nerimą reikia nekreipti jokio dėmesio. Visuomenė yra dar kartą tikrinama, ar ji reaguoja. Kai globos namų darbuotojai nesiskundžia, kad jų indėlis buvo nuvertintas, galite žinoti, kad psichologinė operacija veikia, o nusikaltėliai yra apsaugoti nuo revoliucijų ir atpildo. Panašią funkciją atlieka poreikis iš anksto atskleisti metodą per filmus ir žiniasklaidą. Jis nuspėjamai užprogramuoja žmonės sumažinti jautrumą bet kokiam siaubui, kurį planuojate panaudoti. Ir tai taip pat veikia kaip išankstinis įspėjimas, kad masės pabudo dėl žaidimo nusikalstamumo. Jeigu nėra jokios reakcijos ir visa tai vis dar traktuojama kaip nekenksminga pramoga,
Galite saugiai eiti į priekį ir paleisti teroristinio žiaurumo ratus. Jei išplautos smegenys jaučia nerimą, galite šiek tiek sustabdyti arba atidėti aktyvavimą ir niekas nesusivoks. Nesunku būti įvyniotam į konkrečią susijusių simbolių reikšmę, tai yra semiotika, arba tam tikromis aplinkybėmis leidžiamus pranešimus. Reikia šiek tiek daugiau pastangų tam, kad padidinti abstrakcijos lygį ir pamatyti, kaip blogis priverstinai įvedamas į tam tikrus nuspėjamus modelius, tam, kad jį pastiprinti ir padidinti. Pavyzdžiui, norint išlaikyti vidinį nuoseklumą, visas nedorumas krypsta į satanizmą ir tobulą to, kas tiesa ir teisų apvertimą. Bet kas nesuderinama dėl gėrio likučio, išryškėja ir atkreipia į save dėmesį, negali tęstis. Niekada nemačiau bjauraus drugelio ar gražaus kaspinuočio, nes jų egzistavimo modeliai labai skirtingi. Vienas yra magiškas metamorfinis vabzdys, o kitas yra žarnyno parazitas. Energija įdėta į estetiką eikvojama tamsioje gyvenančiam kirminui, ji turi būti pilka ir lipni. Parazitinis priešas čia yra priverstas kooptuoti gėrio simbolį, jį apversti, o vėliau dėkingumo paversti pasityčiojimu iš aukos. Jame nėra kūrybiškumo ar naujovių. Taip turi būti, kad apgaulė turėtų signalų, jog ji gali būti aptikta. Nepaisant spalvingų dažų, žiūrite į eismo kaspiniuotį. Kaip žmogus turintis kompiuterių mokslo išsilavinimą, esu pasirengęs ieškoti pagrindinių informacijos modelių ir matyti veikiančias aukštesnės eilės sistemas. Daugelis žmonių to nedaro ir arba priima pažodinį paviršinį pateikimą kaip galutinę prasmę, arba įsigilina į vieną lygį ir pamato jame tik netiesą. Tačiau blogis galiausiai yra sistemų sistema. Šantažas, žaginimas, pinigų plovimas, prekyba žmonėmis, žmogžudystės ir taip toliau. Taip pat su tokiomis institucijomis kaip saugumo tarnybos ir slaptosios draugijos, kurios visą tai palaiko. Nugalėti blogį reiškia suprasti giliausius jį palaikančius modelius. Vien prieštarauti organizacijoms ir reikalauti teisingumo asmenims neužtenka. Mano įsitikinimu, tiems, kurie išmano tradicinį kibernetikos mokslą, yra daug galimybių padėti mums geriau suprasti blogį ir padaryti mus atsparesnius jam. Prekybos erdvės, keisti atraktoriai arba kitaip sakant dalykai traukiantis dėmesį, netiesinės sistemos, rekursinės struktūros, kompoziciškumas, sujungimas ir darna. Galėčiau tęsti ir tęsti. Sudedamųjų dalių sąrašas sankryžiniam tyrimui yra begalinis, tik gaila, kad beveik visi mano pažįstami techninės erdvės ekspertai yra propagandos visumą praryję intelektualai, o piktųjų pasaulyje trūksta rėmų ir kalbos išsireiškimų blogio informacijos srautams apibūdinti. Jei košmaras, kurį išgyvename apskritai turi teigiamą poveikį, tai yra tai, kad turėsime daugybę įrodymų, atvejų tyrimų ir duomenų, su kuriais galėsime dirbti. Didžiausias nusikaltimas žmonijos istorijoje buvo įvykdytas prieš mus per transhumanistinį tikėjimą, tačiau jis nepasiekė tikslo panaikinti mūsų rūšį ir sukurti posthumanistinį arba požmogišką žmonių pasaulį, susiliejusi su mašina. Artėja galimybė apmastyti to, kas įvyko pobūdį ir pamatyti informacinį karą gilesniuose lygmenyse. Norėdami tai pasiekti, turime pažvelgti giliau, ne tik į individualų psichopatą, bet ir pripažinti patokratijos, arba kitaip sakant, nedidelės patologinės mažumos sukurtos valdymo sistemos, kuri perima normalių žmonių visuomenės kontrolę, kibernetinę prigimtį. Dėkoju, kad klausėte ir iki susiklausymo, mielieji.